Pirmojo automobilio kūrėjas Henris Fordas labai greitai suprato, kad vien lengvaisiais automobiliais į šviesią ateitį nenuvažiuosime. Todėl maždaug apie 1917 pristatė pirmąjį krovininį automobilį Ford Model T Truck. Beveik po 100 metų mes jums norime parodyti ir papasakoti apie naujos kartos vilkiką Ford F-Max. Kiek turi arklio galių, koks maksimalus sukimo momentas, koks komfortas, kitaip tariant, kas yra bendra tarp šio vilkiko ir lėktuvo, kemperio arba netgi limuzino. Išskirtinis Ford privalumas visais laikais būdavo vairo tikslumas. Na bet kuo didesnis automobilis, tuo ir privalumų daugiau ir ne veltui vilkikas Ford F-Max Lietuvos metų sunkvežimio rinkimuose gavo net 2 nominacijas – metų biudžetas ir metų netikėtumas. Netikėtumas arba staigmena, nes jis išties stebina, na, o biudžetas, nes jo kaina yra mažesnė už konkurentų, bet patogumų gausybė. 500 arklio galių ir 2500 Nm suvaldyti, ypač kai vilkikas pakrautas, padeda mano jau minėtas Ford vairas. Tačiau naujajame F-Max jis gerokai patobulintas, dabar turi ir elektrohidraulinį stiprintuvą. Todėl vilkiką galima vairuoti net ir vienu pirštu. Vairuotojų talkina Max Cruise, prie reljefo prisitaikanti intelektuali nuolatinio greičio palaikymo sistema, išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema ir keletas kitų pagalbininkų, padedančių sutaupyti degalų ir saugiai važiuoti. Atidžiai pažvelkite į kabiną. Jos aukštis iki lubų 2,16 m. Šioje erdvėje sumontuotos 3 uždaro orlaivio stiliaus daiktadėžės, o bendras asmeniniams daiktams susidėti skirtų talpų tūris siekia net 700 litrų. Net ir kemperiui tiktų Fordo vairuotojų gultas. Apatinis gultas turi reguliuojamą galvūgalį ir čiužinį su plaunama danga. Beje, daiktadėžėje puikiai telpa net ir meškerės. Ir dar apie limuzino vertus patogumus. Ford F-Max sėdynės su oro pakaba, reguliuojamo aukščio, pasvėrimo kampo, sėdimojo paviršiaus ilgio, su šildymu ir juosmens 4 lygių atrama. Dar daugiau, kabinoje, kaip kokiame XXL dydžio limuzine, įrengtas 38 litrų talpos šaldytuvas. Ar žinote, ką vilkiko vairuotojas daro, grįžęs namo po ilgo reiso, ilgai sėdėjęs prie vairo? Jis atsisėda pailsėti ir, žinoma, skaniai pavalgo. Taigi įsitikinote, kad vilkikas turi ir kemperio, ir lėktuvo, ir netgi limuzino privalumų. Labai patogus, komfortiškas, tačiau dar vienas labai didelis privalumas yra vaizdas pro priekinį stiklą. Važiuoji, dairaisi, viską matai kaip briedis, todėl aš sėsiu prie vairo, tęsiu kelionę ir mėgausiuos visais anksčiau išvardytais privalumais.